Sveiki sugrįžę į Delfi dieną, kur dabar kalbėsimės apie studijų galimybės ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tam, kad nepasimestume svetur, apie tai, kur ir kodėl verta investuoti tiek savo laiką, tiek ir pinigus, mums daugiau papasakos American English School Education vadovė Eglė Kesilienė ir buvusi studentė užsienyje Rugilė Ligaitytė. Sveikos atvykusios. Labą. Tai Eglė, nuo jūsų gal pradėkime. Kaip jums atrodo, taip visus argumentus galite dabar suberti, kodėl verta būtų ieškoti tų galimybių užsienyje, vis tik tai dairytis šiek tiek į platesnius vandenis, nei likti mūsų mažoje tokioje, kad ir gražioje, bet vis tik dėžutėje uždaroje Lietuvoje. Taip, aš tai manau, kad iš tikrųjų verta visada ieškoti žinių. Ir tų žinių normalu, ar ne, kad jauni žmonės ieško ne tik tai šalia namų, ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir paprastai sakau, kad bent kažkuriam gyvenimo etape, ar bakalauro, ar magistro, ar jau dirbant, o gal dar mokykloje, verta tikrai pasižiūrėti, kaip tos studijos vyksta kitose šalyse. Tai yra tikrai nuostabus metas, kada atranda jaunas žmogus save, savo vertybės, pasimatuoja save tarptautiniai rinkoje ir aišku, svarbiausia, kad gauna žinių. Visais laikais studentai keliavo ir keliaus, net neabejoju. Mobilumas yra bet kuriuo atveju tikrai sveikos rinkos požymis ir šiandien net skaičiuojama, kad pasaulyje per 6 milijonus studentų studijuoja ne savo šalyje. Tai įsivaizduokit, kokie skaičiai. Aišku, tai yra ir Erasmus programos, tai yra ir savarankiškai išvykę, ir į mokamas programas pasirenkamas studijas. Bet jaunimas keliavo ir keliaus tam, kad jie tobulėtų, atrastų žinias ir aišku, idealiu atveju grįžtų į Lietuvą. Kaip ir Rugilė, ar ne? Šiuo atveju Rugilė dabar į savo perspektyvą šiek tiek papasakok apie savo patirtį. Kaip tu nusprendei rinktis užsienį ir ką tiksliai pasirinkai? Visada iš tikrųjų galvojau, kad studijuosiu Lietuvoje. Čia buvo mano namai, mano šalis, mano gyvenimas. Bet paskutiniais metais mokykloje bėgant supratau, kad ne, aš noriu pamatyti pasaulį, aš noriu pamatyti kitą kultūrą. Ir kaip tik tais metais aš norėjau studijuoti aktorinį ir tais metais Lietuvoje buvo tas momentas, kai nerinko akademija būtent aktorių kursą ir aš pagalvojau, puikus variantas šiuo metu, labai norėjau. Taip, tikrai. Ir iškeliavau į Angliją ir pasirinkau irgi savo aktorinio studijas ir aš nežinau, ar galėjau būti laimingesnė. Iš tikrųjų, pirmi metai visa ta adaptacija buvo tikrai sunku, nes tiek kita kultūra, kiti žmonės, tu išvažiuoji, nieko nežinai, nieko nepažįsti, yra pakankamai sunku, bet pačios studijos ir studijų kokybė, aš labai džiaugiausi ir man atrodo gavau tikrai daug, jeigu nedaugiau, ką galėjau, aišku, nežinau, kaip čia galėjo būti, bet tikrai gavau daug ir grįžau tikrai laiminga ir patenkinta, kad buvau išvažiavus, bet vis tiek grįžau į gimtąją šalį. Ir norisi iškart klausti, o kodėl buvo tas noras grįžti galiausiai vis tik į savo tos namus? Nes atrodė, išvažiavau, pamačiau, patiko, viskas super, bet namai yra namai, Lietuva yra Lietuva, aš kažkaip sakau, visą laiką nusileidus lėktuvą, išlipus iš lėktuvo, man čia net oras skaniau kvepia, tai geras. Tai už tai ir sugrįžau. O kokias tas gerasias pusės galėtumėt dabar mums įvardinti? Norint įtikinti tiek mane, tiek ir žiūrovus, galbūt irgi kažkas svarsto, bet nedrįsta, galbūt ne taip stipriai savimi pasitikė, nes čia turbūt ir to pasitikėjimo nemažai reikia, tam, kad save parodytum kažkur plačiuosiuose vandenyse, ar ne? Nes Lietuvoje tai mes tokie drąsūs pakankamai esam, turim pažįstamų, ten gali draugas irgi studijuoti kartu ir kažkaip tai tame vieningume, tame jausme, kad nesi vienas, turbūt daug paprasčiau. O kaip tam buvo? Tai kaip sakau, tik atvažiavus, aišku, tikrai yra sunku ir ta adaptacija yra tas periodas, kai kol tu susipažįsti su žmonėm, kol tu randi savo ratą, kol tu įsipaišai kažkur. Bet tiek pačios studijos, tiek žmonės, kažkaip užsienį yra daugiau tų atvykėlių ir didžioji dalis net nebuvo Britai. Didžioji dalis buvo iš tikrųjų užsienio studentai. Ir visi atvažiuoja lygiai tokiom pačiom didelėm įsibaiminusiam akim ir tu supranti, kad aš ne vienas. Ir viskas vienišumo jausmo nėra. Tai to vienišumo ir nėra, nes tu supranti, kad mes visi toje pačioje valtyje, mums visiems reikia dabar tos pagalbos iš vienas kito ir man atrodo, tas įsipaišymas yra daug lengvesnis, nes iš tikrųjų mūsų buvo daug tų užsieniečių, tų studentų ir patys universitetai, bent jau ten, kur aš buvau, tikrai
duoda labai didžiulę pagalbą tiem atvykėliam ir labai lengvai juos integruoja į studijų programą ir integruoja į tą visą jų bendruomenę. Tai, sakau, pirmas mėnuo dar tas apsišlifavimo, o vėliau jau viskas tvarko ir tikrai raginu važiuoti, nes tu pamatai tiek visko daug ir tu grįžti toks visas, aš ir tą mačiau ir ten buvau ir su tuo susitikau, tai tikrai rekomenduoju. Per tą patį laiką daug daugiau tarsi patirties galima įgyti ir daug visko pamatyti. Prie jūsų sugrįžkime, gerbiama Egle, o kokius, gal sakykime, minusus, trūkumus dar šiuo metu matote Lietuvoje, na, mūsų šalies toje studijų rinkoje visoje, kalbant apie tai, kad jeigu norėtume perkelti viską į realybę, štai praktiką, į darbo rinką? Kokius matau švietimo sistemoje turite omeny trūkumus. Tai iš tikrųjų tai turiu pagirti universitetus, nes jie labai stengiasi ir tikrai deda labai daug pastangų ir, sakyčiau, žengia stipriai į priekį tikrai ir neatsilieka. Bet vis dėlto turim pripažinti, pas mus dar per mažai to laiko buvo. Todėl tai nėra jokių būdų trūkumas, bet dar kol kas nepasiekėm tų reitingų, kurių studentai ieško. Ir normalu, kad pagrindinė priežastis, kurią nurodo studentai, kodėl jie nori važiuoti į užsienį, jie faktiškai vienbalsiai ieško top 300 universitetų pasaulyje. Kol kas mūsų universitetam nepavyksta pasiekti tokių rodiklių, esu tikra, kad pavyks, tai gal tai būtų vienas iš pagrindinių rodiklių. Kitas momentas – kaina. Nustepsim, bet dažnai, jeigu palyginsim vakarų Europos universitetus, tai yra iš viskai, kur labai pigu arba net nulinė mokslų kaina. Viskas priklauso nuo jauno žmogaus, kiek jisai moka užsienio kalbų. Jeigu šiandien nori mokytis Vokietijoje, valstybiniam universitete gali mokytis iš vis nemokamai arba Švedijoje, bet priklauso ar mokyto šalies kalba. Su anglų kalba turbūt nepavyks mokytis nemokamai Vokietijoje arba toj šaly, kur anglų kalba nėra gimtoji. Tai Lietuvoje mokslas kainuoja, kainuoja tam tikrose šalyse, bet kainuoja pragyvenimas, ką dažnai studentai pamiršta skaičiuoti. Tai, sakyčiau, nėra kažkokių konkrečiai trūkumų, tikrai universitetai labai eina koja kojon. Galbūt dar vis dėlto, kaip ir kolegė sako, kad galimybė patirti ir pamatyti yra daug didesnė, kai tu išvažiuoji, nes vienareikšmiškai išeini iš komforto zonos ir tada reikia prisitaikyti ir tikrai darai viską, kad pasimtum maksimumą, ne, iš tos patirties. Tai pats studento nusiteikimas yra turbūt ženkliai didesnis, pasimti daugiau informacijos ir žinių ir galimybė patekti į tarptautinės įmonės, praktikos metu, organizacijas tarptautinės, vyriausybinės, įvairiausias yra turbūt šiek tiek didesnė negu liekant Lietuvoje savo komforto zonoje, šiek tiek atsipalaidavus ir aišku, pastangų dedant ženkliai mažiau. Tai va tokie pagrindiniai, sakyčiau, skirtumai. Na, iš tiesų skamba kaip toksai, sakyčiau, didžiulis postumis į priekį jaunam žmogui, kuris dar toksai pats nelabai dar susipratęs, kas čia vyksta su to gyvenimu, ar ne? Ir tas tokia gyvenimiška patirtis ir studijos viskas vienoje vietoje. Kalbėkime apie tai, kaip pasiruošti studijoms užsienyje. Ką labai svarbu žinoti? Gerbiama Egle, nuo jūsų gal ir pradėkime. Taip, svarbiausia priimti informuotą sprendimą. Bet kokio gyvenimo srity ir jau vienareikšmiškai renkantis studijas, ar ne? Vėlgi kolegė turbūt sutiks, kad bakalauro laikotarpis, bakalauro studijų yra turbūt vienas įdomiausių. Pagaliau baigėsi tas privalomas mokymas gimnazijoje, ištrūksti į laisvę ir staiga ką daryti su tą laisvę, ar ne? Tai yra įvairių iššūkių. Todėl tai yra turbūt nuostabiausias laikas jauno žmogaus gyvenime siekiant žinių. Tai norėtųsi, kad atsidurtų tas jaunas žmogus tikrai toje įstaigoje, kur jam įdomu, kur jį įkvepia lektoriai, kur mokslinė veikla vyksta įdomi, kur užklasinė veikla labai plati. Ir pirmiausia, atsakyti savo labai aiškiai, ką tu nori studijuoti, tada kur ir tada jau bandyti pasirinkti. Tai čia ir vadiname informuotą sprendimą. Ką reikia padaryti? Reikia lankyti universiteto atvirų durų dienas, reikia pasiruošti savo CV, motyvacinį laišką, reikia išlaikyti tarptautinius egzaminus, reikia gauti atestatą. Žodžiu, darbo tikrai yra, kartais sakoma, net juokaujant, kad pasiruošimas studijom, toks informuotas pasiruošimas studijom turi trukti lygiai tiek pat laiko, kiek trunka pačios studijos. Tai įsivaizduokite, jeigu bakalauras 3-4 metai, tai vat jau nuo 10 klasės tikrai reikėtų nebemiegoti, o jau galvoti ir apie savo užsienio kalbą, ar man pavyks tą tarptautinį egzaminą išsilaikyti, o gal nuvažiuoti į užsienį vasaros metu į karjeros stovyklą ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tas užsienis man tinka ir patinka. Juk kiek būna jaunų žmonių, kurie nuvažiuoja į gerą karjeros stovyklą, grįžta, sako, man
man labai buvo įdomu, bet studijuosiu tikrai Lietuvoje. Ar ne? Nu, tai įsivaizduokit, kiek jisai išlošia ir jo šeima taip pat. Tai va tas pasiruošimas, jisai reikalingas laipsniškas, tie patys tarptautiniai egzaminai, jų galima išlaikius tarptautinį egzaminą, tai kaip repeticija prieš valstybinius brandos egzaminus. Tai tu nušauni 2 zuikius, turi ir tarptautinį egzaminą, ir pasiruoši valstybiniam brandos egzaminam, o švietimo ministerija dar ir užskaito rezultatą vietoje valstybinio brandos egzamino, tą tarptautinį rezultatą. Tai tokių daug yra dalykų, kurių galbūt jaunas žmogus nežino ir tam reikia laiko, kad juos sužinotum. Ir aišku, pačiam turbūt sunku kartais būna tikrai sužinoti, sunku, dėl to reikia pagalbos. Taip, reikia pagalbos. Mes, pavyzdžiui, stengiamės labai skatinti jaunus žmonės ieškoti tos informacijos, todėl organizuojam tokias dirbtuves, kurios labai draugiškos ir kainos, ir formato prasme, jos vyksta nuotoliu, turim labai daug moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų ir jie tų dirbtuvių metu patys savo rankomis su savo kompiuteriais ieško tų studijų krypčių, aiškinasi, kaip parašyti CV. Visiemgi atrodo, kad tas 10-tokas nieko nemoka ir nepadarė. Ir kaip dabar tą CV sukurti, kas sunkiausia. Tai iš tikrųjų tos dirbtuvės yra begaliniai naudingos, nes pats jaunas žmogus nusprendžia, kur jisai važiuos, kaip jisai važiuos, argumentuoja tą savo tėvam ir tada jau 12 klasėje gali teikti paraiškas, nes Lietuvoje mes paraiškas į universitetus pateikėm dėja tik pabaigę gimnaziją. Tuo tarpu visam pasaulyje paprastai paraiškų metas prasideda nuo rugsėjo 12 klasės. Visus metus trunka. Tai pažingsniui toks pasiruošimas ir vyksta. Taip, 11 apsisprendi kur, 12 teikia paraiškas. Rugilė taip ir buvo, nuo 10 klasės jau buvo žinoma, kas vykstam po 12 klasės, buvo labai kruopščiai tam ruoštasi ir pabaigai irgi, ką galima būtų patarti visiems žiūrovams, norint pasiruošti, iš praktinės pusės dabar jau. 10 klasėje tai aš dar galvoju apie agronomiją. Ne aktorinį, tai tikrai matau. Didelis posūkis buvo, nes visa šeima, bet 11 klasėje jau tikrai apsisprendžiau, kur aš noriu ir iš tikrųjų ta studijų kryptis ir kad užsienį studijuosiu jau tikrai 11 klasėje buvo ruošiamasi, nes iš tikrųjų, kaip minėjo irgi kolegė, kad viskas prasideda labai anksti ir tu turėjau viską susidėliojęs būti labai anksti, tai pamenu 12 klasės pradžiai, aš jau tada pradėjau irgi siųsti savo paraiškas, irgi visi motyvaciniai, rekomendaciniai laiškai, visi stojamieji, tas procesas tikrai buvo ilgas, tai tikrai galiu pasakyti, bent porą metų tu tam ruošiesi tikrai. Ir dar prieš tai buvau išvykusi į 10 berods klasę ir buvau, dar kol kas negalvojau apie tai, bet buvau išvykusi į anglų kalbų stovyklą į Angliją, irgi Bristolį, tai irgi labai daug davė ir kad galiu aš ten išgyventi ir tas irgi davė to spyrio, kad viskas bus tvarkoj. Super, tikrai labai ačiū už tą tokią praktinę perspektyvą ir be abejo tai, ką svarbu žinoti visiems, kurie bent jau kažkiek domisi šią galimybę. Ačiū labai už tai, kad čia buvot. Ačiū.